Žodžiu, visos dabar giesmės buvo faina, fantastiška, nuostabu. Mūsų chebra, tai vat mūsų chebra, kurie mes labiau galbūt nuo religijos esame kažkokių formų išėję, taip, mes ypatingai ir giedam apie malonę, nes tai yra malonės laikotarpis, bet žinote ką, aš dabar giedant, aš vieną buvau užsirašęsi, bet dar man plius atėjo mintis viena. Man atrodo, kad mes kartais išėję iš religijos, mes labiau ne tiek, kad tos pačios religijos nenorim, bet mes jos bijom. O religijos baimė yra blogiau už pačią religiją. Todėl, kad tu tada nesimokai nieko atpažint, nesimokai su tuo kovot. Tu tiesiog bėgi ir slepiesi ir elgiesi bele kaip, kad tik tais jokiais būdais nieks nepagalvotų, neduok Dieve, kad tu kažkokią bendrą turi su religija. Man tiesiog tokia mintis atėjo, nes šiaip tai aš panašiai ir buvau pradžią pasiruošus, kad nors krikščionis atrodo yra išgelbėti iš betikslio tokio gyvenimo būdo, pabrėžiu betikslio, ir perkelti į Dievo karalystę, bet tenai tai nėra betikslis. Suprantat? Pritarėt? Čia nėra, kad mes iš betikslio išgelbėti į betikslį, bet kitokiam formate. Apaštalai, Jėzus irgi ir apaštalai apie tai labai daug kalba ir aš dabar pasakysiu keletą dalykų, ką pavyzdžiui mums liepia daryti. Ir vėl, ar sutiksit, kad tai nėra religija, jeigu pavyzdžiui kažką liepia Jėzus daryti, arba Paulius, ar Petras. Teisingai? Ar čia jau religija? Ne religija. O kada tampa religija? Aš pasakysiu, Religija tada, kai tu supranti, tau tai užsidega ir dabar pat privalo suprasti ir kitas. Nes kitaip jau tau bus blogai. Va čia jau religija. Bet tai, kad tai yra užrašyta, tai dar nėra religija, jeigu tai liepiamąja nuosaka parašyta. Tai va pavyzdžiui, Petras sako, nepasiduokite ankstesniems savo laikų geiduliams. Sako, būkite šventi. Nors mes esam šventieji, bet tai klausykit, sako, būkite šventi. Paskui sako, su baime elkite savo viešnagės metu. Šitas sakinys iš viso, aš jį rekomenduočiau, žiūrėkit, čia yra Filipiečiams, ne, čia yra 1 Petro 1:17. Su baime elkite savo viešnagės metu. Aš tikrai rekomenduoju šitą eilutę namie po vieną žodį išsinagrinėti. Kaip mums reikia įkalti savo galvą? Mes neesam šito pasaulio piliečiai, mes čia viešnagėje esam. Ir šitoje viešnagėje mes turime elgtis, niekaip mes nesam pasaulio, mes kažkokį turime reprezentuoti tą, iš kur mes viešnaujam. Suprantat? Mes kažkokiu būdu tai ten esam. Aš čia per skambutį labai gerai buvo, kad mes iš tikrųjų tarsi būtumėm kaip kelionė į kosmosą būtų jo. Tai mes nuvykę tenai su visais savo aparatais ir kad galėtumėm ten išlikti, survive, bet mes tai ne ten piliečiai. Mes piliečiai iš ten, iš kur mus atsiuntė. Teisingai į kosmosą. Žodžiu, ką noriu pasakyti, kad mes čia viešnagiai. Taip? Taip, okei, aleliuja, ir mes turime elgtis atitinkamai. Filipiečiams laiške parašyta, jūs tą visi žinot, net nesakysiu vietos, sako, atbaikite savo išgelbėjimą kaip? Su kuo? Su baime. Tik vienas žmogus žino, nesupratau. Kaip su baime ir drebėjimu, atbaikite savo išgelbėjimą. Efeziečiams laiške parašyta, kad jūs turite elgtis kaip šviesos vaikai. Ne tik, kad būkit, vat jūs esate šviesos vaikai. Aleliuja, viskas, amen, tuom baigiam. Ne, sako, elkitės dabar atitinkamai. 1 Tesalonikiečiams parašyta, sako, tokia Dievo valia jūsų buvimas ar šventėjimas. Šventėjimas. Ir toliau Galatams sako, jei gyvename dvasia, tai ką darom? Ir elkimės pagal dvasią. Šitą eilutę angliškai labai gerai skamba. Jis iš viso sako, jeigu jūs gyvenate dvasioje, kaip ir live in the spirit, so you walk in the spirit. Tai reiškia, ne tik stovėkite, aš stoviu dvasioje, bet jūs ir einat pagal dvasią, tarsi, pagal tas taisyklės, teisingai elgiatės. Gerai. Aš tokia darausi išvadą, kad išgelbėtas krikščionis, jisai turi demonstruoti aplinkai kažkokį elgesį, teisingai. Ir tas elgesys, jūs sutikit, jis turi standartus, ar ne?
Aš tokį žodį gavau, savo asmeniškai, ne jum, savo, nes aš ieškojau, kaip man čia gražiai tą išreikšti. Kad nebūtų, pavyzdžiui, kažkoksai griežtas, aš sugalvojau, kad gal tebūnė tas elgesys būna karališkas. Tinka? Karališkų standartų. O karališkas standartas, jisai save prilaiko tam tikrose vietose, kad jisai nebūtų, pavyzdžiui, kaip jie vadinasi, ne valstiečiai, paprastiečiai, palauk, kaip jie, karalius ir baudžiauninkai, ne, jo, tie žmonės, paprastieji. Žydai? Kaip mužikai. Jūs suprantat mano, mužikai, tai paprastuomenė, jo. Jeigu mes sakom, kad esam karaliaus vaikai, mes kaip ir turėtumėm tą elgesių parodyti, net ir stovėseną, kalbėseną, žodynų, viskuom. Ir kadangi to negali gauti va taip, teisingai, todėl ir sako, atnaujinkit savo protą. Aleliuja. Tai bent jau mes procese esam. Na, ačiū Dievui. Ačiū Dievui, ačiū Dievui. Tai vat. Ir aš tą pasidalinsiu. Aš visiems jau dabar pranešinėjau, kad aš tą darau ir vis nepadarau. Tai žodžiu, aš darau tokį fainą tokia studija, labai smagi man jinai gaunasi, ją pavadinsiu krikščionių elgesio moralinis kodeksas, va tai va. Ir iš tikrųjų aš pradėjau skaityti visose evangelijose, kur Jėzus ką nors liepia ir tada tą, ką liepia, grupuoju su tuo, kad dar yra apaštalai liepia, gaunasi temos tokios ir išeina, kad mes rimtai turim rimtą kodeksą, kaip kariai, bet jisai apima visas sritis. Tai va, aš dabar nieko iš tenai necituosiu, ką aš ten sudėliau, realiai viską, ką Jėzus liepia. Bet vienas iš tų šiandienos tema yra. Jėzus, negali sakyti, sako, bet jeigu žiūrėsi to žodžio originalo kalba, kitaip nepasakysi. Jisai sako, saugotis netikrų pranašų. Tai va čia vienas iš paliepimų ir bus viena iš dalių to kodekso. Tai dabar dėl netikrų pranašų. Tie, kas jau girdėjot YouTube, tą pseudo visą, tai jums tiesiog teks išgirsti iš naujo. Nieko nepadarysi, kartoti yra gerai ir bet kokiu atveju čia kažkokių naujų dalykų aš vis tiek pridėjau. Tai va, pagrindinė eilutė dabar, kur mes sustosim keliom minutėm, tai jūs ją galite ir atsiverst, iš Mato Evangelijos 7 skyrius nuo 15 eilutės. Mes čia dabar pabūsim, tai galite atsiverst. Jokiais būdais. Šičia tokia tema yra nepopuliari, kad aš jums rekomenduoju atsivers, nes jūs nepatikėsit, ką aš sakysiu, paskui sakysit, atėjo čia party puperis kažką prisakė. Tai va. Čia Jėzus dabar sako, saugokitės netikrų pranašų. Mato 7:15. Saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jūs avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių ir toliau jisai sako, bet sustokime dabar prie pirmo punkto, kad jeigu Jėzus pasakė kažko saugotis, tai mes darom absoliučiai logišką išvadą teisingai, kad tai vadinasi nėra, kad taip ir bus, kad tų pranašų bus. Ar su tuom sutinkat? Ar visi sutinka? Ok, aš tik tai noriu, nes žinokit, labai svarbus šitas punktas. Nes jeigu jūs jeigu jūs praleidžiate šitą punktą maždaug, bet nenorite to pripažinti, kad tokių žmonių arba tokių pavydalų Nesakau Kristaus kūne, mes susitiksim, tai jeigu jis to nepripažinsi, toliau bus jums kaip pasaka, bet jeigu pripažįstam, tada einam toliau. Tai dabar antras punktas yra faktas, kad Jėzus liepia saugotis, teisingai? Aš specialiai pasižiūrėjau, graikų kalboje čia nėra žodžio saugotis, jis yra iš 3 žodžių sudaryta būkit budrus, šiaip tai iš tikrųjų. Tai būkit budrus arba labai atidus, jis va taip pasako. Ir sako, saugokitės netikrų pranašų. Tai jeigu saugotis, vadinasi, jie kelia pavojų. Ne taip, kad, pamačiau, viskas gerai. Čia ne tas atvejis. Trečias punktas, kas labai svarbu, kad jie ateis pas jūs avių kailyje. Kaip mes krikščionis vadiname? Dar kitaip, kaimenė. Tai kieno kaimenė? Ožių? Avių. Tai jeigu tas netikras pranašas ateina avies kailyje,
Tai bet mes tai matom kailį, o ne vilką. Teisingai? Tai dabar ateina netikras pranašas ir mes jo iš pirmo žvilgsnio atpažįstam ar ne? Neatpažįstam. Nu tai vat, neatpažįstam. Atpažįstam pagal vaisius. Amen, ačiū Dievui. Tai vat, Jėzus taip ir pasako, sako, kad vienintelis būdas juos atskirs, sako, jūs pažinsite juos iš vaisių. Tai reiškia, dar kart sakau, ne pagal tai, kaip jie įtaigiai kalba arba kokius bairius kaldo, kaip aš pavyzdžiui. Ne pagal tai. Tai va dėl to aš ir sakau, ne pagal tai, kaip tada sakyti, Eglė nusišnekėjo arba ne. Man iš tikrųjų, aš prieš Dievą jaučiuosi gerai, kai aš šitą skaitau. Tai va, vienintelis būdas juos atskirti yra iš vaisių. Ir čia kyla labai daug pamąstymų. Pirmas, mes visi turime sugebėjimą atpažinti tuos vaisius. Čia Jėzus duoda suprast. Jis net nesako, kaip jūs pažinsite iš vaisius, jis sako, pažinsite. Vadinasi, darau išvadą, tie vaisiai turėtų būti kažkaip akivaizdžiai mums suprantami, atpažįstami. Nei vienas iš mūsų negalės sakyti, oi, net pažinau. Mes, vadinasi, mums dvasia liūdis ir mes galėsim atpažinti, kad ne taip turi atrodyti vaisius. Ir tada jau bus pasirinkimas, ar dėl žmonių baimės ir baimės neprarasti, pavyzdžiui, malonės to žmogaus sakysi, ar aš visgi kurį renkuosi. Ar eiti, kaip Jėzus sakė, saugotis ir atpažinti iš vaisių, ar eiti maždaug, nu gerai, gal jis čia dar nesusiformavo iki galo. Jo. Taigi taip. Dabar aš buvau tai pagalvojus, iš tikrųjų vienintelė vieta, kur aš galvoju, kad turėtų būti vaisiai, tai dvasios vaisiai. Matyt, pagal šitos vaisius turi atpažinti. Bet kita vertus, būna žmonių, juk kurie yra iš esmės, jie gali tokiais pasirodyti. Teisingai, kaip mes turime tos dvasios vaisius. Bet iš tikrųjų, aš galvoju, reikia tada Biblijai pasižiūrėti, ką iš viso rašo apie vaisius. Aš tokias pasakysiu eilutes, išvados kol kas nedarau. Mato Evangelijai, tai va toliau, Jėzus sako, tam pačiam skyriui sako, geras medis duos gerus vaisius, blogas blogus. Tai figos nuo figų, erškėčių nuo erškėčių. Tai pirmiausia, ką aš noriu atkreipdėmėsi, kad mes nežiūrim į medį ir laukiam, kokie vaisiai pasirodys. Tai reiškia, nežiūrim į tą pranašą ateinantį, bet žiūrim į jo vaisius ir tada sprendžiam, iš kokio medžio jis yra. Okay? Tada mes pagal Mato 21 skyrių mes turime nešti karalystės vaisių. Čia tai parašyta, sako, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir duota tautai, kuri neš jos vaisių. Čia yra palyginimas, buvo atsimenat apie tuos vynininką, kur vyndariai, vynogyno prižiūrėtojai paskirti nužudė vyno savininko sūnų ant pačio galo. Ir tenai tada Jėzus va tą eilutę prideda, kad atiduos tautai, kuri neš jos vaisių. Tiesiog darom išvadą, vadinasi, Dievo karalystė, ji turi vaisių ir ją neša tie, kas priklauso tai karalystei. Taip? Nešti vaisių, tai duoti vaisių. Toliau Jokūbas savo laiške sako, teisumo vaisius su ramybė siejamas tų, kurie neša ramybę. Tai reiškia, jau mes galime... Kas yra Dievo karalystė? Tie trys dalykai. Džiaugsmas. Teisumas, ramybė, džiaugsmas. Reiškia, šitie tikrai turi būti. Ir sako, teisumo vaisius su ramybė siejamas tų, kurie neša ramybę. Tai va tas ramybė, šalom, airin, turi būti. Tu turi gauti ramybę, susitikę su tuo save vadinančiu pranašu. Ir faktas, kad pranašai, kurie nėra tikri pranašai, bet taip vadina, jie neneš to vaisiaus. Jūs negausite ramybės. Ką jūs galite gauti? Manipulacija, įtaiga kažkokia, tai baimė galbūt kažką, kas jūsų ausims labai patiks. Ir taip, kaip gera, faina. Ir jis jūs galbūt net aukštins, jeigu jūs pamatys, kad šito galima. Toliau dar turiu. Dvasios vaisius reiškiasi visokiopų gerumu, teisumu ir tiesa. Čia rašo Efeziečiams laiške. Reiškiasi tiesa, teisumas, gerumas. Žodžiu, mes pažinsim juos iš vaisių.
Aš nenoriu per ilgai sustoti, nes dar labai daug punktų išeina. Tai šičia kol kas stabdau šitą temą, bent jau apie vaisius. Dabar grįžtam prie tų pranašų. Taigi jie sako, kad panašus į mus, kaip avių kailė, bet viduj plėšrus vilkai. Tai vat plėšrus vilkas graikų kalboje būtų vagis. Godus arba žiaurus žmogus. Šiaip ir vilkas, ta žodis ir vilkas irgi reiškia, bet tas pats žodis vilkas likos, jis yra ir žmogus. Godus žmogus arba vagis. Tai dabar prisiminkim Jono 10:10. Ką pasakė? Vagis ateina ką daryti? Jo, o jūs tą žinojot, kad ten žodis vagis, jis iš tikrųjų, tas žodis graikų kalbojus, jisai reiškia netikras mokytojas. Žinot šitą? Jo, klaidingas mokytojas, jis tai reiškia. Tai reiškia, kaip vagis ateina, netgi Jėzus mums išduoda, kaip vagis ateina, kaip tu gali iš krikščionio kažką išplėšti, pavok, nužudyti. Atnešęs netikrą mokymą per klaidžiamokslį, nes Jėzus tu negali ateiti. Mąstykite tiesiog logiškai, auga vynmedis ir jo šakelės. Kaip tu gali ateiti prie vynmedžio, kuris tau nepriklauso ir pradėti karpyti jo šakeles? Taigi tave nutrenk žaibas iš dangaus iš karto. Kaip velnias gali ateiti ne iš savo karalystės vynmedžio šakeles karpyti? Tai visgi pas Dievą tai yra kažkokios teritorijos. Teisingai, yra Dievo sūnaus teritorija, šviesos karalystė yra tamsos. Tai kaip jisai gali, vienintelis būdas, kaip tas šakeles galima paveikti, yra juos įtikinti. Niekaip kitaip, tu prie jų neprieisi fiziškai, nenukirpsi. Sutinkat? Taip. Amen. Toliau, apie žiaurų vilką šiek tiek ir iš Senojo testamento aš pasakysiu, kuo tie vilkai dar lyginami yra, kaip jau elgesys, pavyzdžiui, apibūdinamas Biblijoje. Kunigaikščiai, čia jau kalbam apie kunigaikščius, bet girdėkit apie vilką. Kunigaikščiai kaip draskantis vilkai, kurie plėšia grobį, jie pralieja kraują, žudo žmonės, godžiai siekdami pelno. Taip pat Sofonijo pranašystė sako, kad stepi vilkai, kurie nieko nepalieka kitam. Ir iš šitų kai kurių nuotrupų galima susidaryti vaizdą, jeigu jie kaip plėšrus vilkai, tai kaip jie elgsis. Jie nepasigailės, jie bus žiaurus, jie iš tikrųjų siekia pelno ir jie nepasigailės kaimenės. Paulius taip sako. Tarp jūsų jais vilkų ir nepasigailės jūsų. Jono 10 skyriui, dar jeigu pamena tą vietą parašyta, kad samdinys, čia kai kalba apie kaimenę užpuola vilkas, tai mes, tarkim, šitoje vietoje čia kaimenė ir užpultų vilkas, tai netikras pranašas, kaip sako, kaip avis ateina, bet kaip netikras pranašas. Tai tas, kas yra samdinys, sako, pabėga. Bet ganytojas, jisai turėtų pasilikti ir saugo, teisingai. Čia ganytojui yra žodis, bet vilkas tuo tarpu, kai pabėga samdinys, jisai griebė jas ir išsklaido. Įdomu būtų pasižiūrėti bažnyčių, kai kurių grupių Lietuvoje, kai buvo didesnės bažnyčios griuvimas. Įdomu būtų pamatyti, ar nebuvo ten kur nors koks pranašas, atėjo ir pasakė, Dievas turi žodį ir paskui bam, viskas griuvo. Tokios, klausykit, kažkas turėjo įvykti tais 90-aisiais. Kaip tokios tūkstantinės galėjo tiesiog kaip kortų namelis sugriūti? Tikrai nebuvo vien tik tai, kad kažkas blogai su kaimenė. Nes mes visą laiką linkę, jie neturėjo krikščioniškų šaknų. Mes turėjom viešpatį, kas čia per nesąmonę. Čia žinia tiems, kurie taip kalba ir girdi dabar, arba girdės. Gerai, tai kaip vilkai elgesi tarp avių? Truputėlį įdedu čia mums dabar pamastynui apie tą samdinį, kadangi užsiminiau, nors šiandien į temą, bet man labai patinka šitas palyginimas. Žodžiu, Dievo karalystėje mentalitetų yra dvi rūšis. Yra samdinys, tarnas arba sūnus. Tai samdinys Dievo karalystėje, ir jūs mąstykite apie save, yra tas, kuris viską daro sąrašiukais. Man davė sąrašą A, B, C, D, aš jį padariau, aš toks Dievo tarnas, bet už to sąrašo ribų aš einu miegot. Aš turiu sąrašą, baigta, aš gerai atitarnavau savo užduotis. Dievo sūnus, jis ne pagal sąrašus dirba, jisai dirba pagal bendrą tikslą. Objective. Tikslas yra plėsti Dievo karalystę. Vadinasi, aš dieną naktį galiu dirbti, jeigu gerą planą sugalvau. Aš esu tėvo bendradarbis, o ne jo samdinys. Suprantat? Mes dirbam su juo, o ne jam.
Dabar, ką mums reikia apie tuos vilkus mąstyti dar kartą? Mums reikia jų saugotis, tai ne tik saugotis, kad bėgti, va šičia galbūt reikėtų į vertimą įdėti teisingai. Ne tik saugotis, būt budriems, nemiegot, budriems, matyt. Ir paskui, kai Paulius rašo apaštalų darbuose, sako, aš žinau, kad man pasitraukus, įsibraus pas jų žiaurių vilkų, kurie nepagailės kaimenės. Gerai, tada dabar judam toliau į Mato 24 eilutę, ten labai nedaug jos yra, Mato 24:11. Bet savo akimis verta jums pamatyti, nes vėl sustosim trumpam. Mato 24:11. Nu čia parašyta, tokie labai trumpa eilutė. Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. Pirma išvada, daug atsiras netikrų pranašų. Daug tai yra daug. Tai reiškia ne vienas, du ant visos Lietuvos. Daug yra daug. Šitas mane, kai aš pamastau, mane iš tikrųjų sukrečia. Ir netgi dabar skaitant, man atrodo, tai kaip tolima pasaka. Nu ne, mesgi visi taip vienas kitą mylim. Nu negali tai būti, nu. Ir dar parašyta, kad daugelį suvedžios. Nu tai kas čia per vienas dalykas? Žodis suvedžios. Aš kai perskaičiau to žodžio reikšmę, mane iš tikrųjų sukrėtė dar labiau. Žiūrėkit, tas žodis suvedžios graikiškai skamba planao, o reiškia, jūs dabar išsigaskit, kaip pasakyti, bet gerąją prasme, piktai, taip, nebus man taip. Planao reiškia nuvesti nuo teisingo kelio. Tai jūs dabar įsivaizduokit, jūs einate tuo siauru keliu, jūs pasišventėt viešpačiu, aš eisiu siauru keliu. Tėve, aš noriu eiti tuo siauru keliu, kur Jėzus ir sako, čia tik tai gyvenimas yra. Ir ateina pranašas ir jūsų visas šitas triūsas per niek. Pasiryžimas, aš dėl Dievo iki pat galo, aš dėl Kristaus, viskas bus persekiojimas, aš neišsižadėsiu jo vardu, jūs ruošiat, ateina kažkoks pranašas, sako, nereikia. Kam? Tau priklauso tik gerovė. Pasižiūrėk, kas parašyta, aš viską galiu Kristuje, kuris stiprina mane. Ir tada nulipi nuo to siauro kelio ir eini plačiu keliu. Aleliuja. O žinot, kas yra kontekstas, aš viską galiu Kristuje, kuris stiprina mane. Ten parašyta, Paulius sako, ne aš pasaulius galiu, viską galiu Kristuje, kuris stiprina mane, o aš galiu ir badą iškęst, ir skurdą, jeigu reikia. Nes aš viską galiu Kristuje, kuris stiprina mane. Ne aš galiu būti verchas, o aš viską galiu Kristuje, reiškia man ir blogai. Jisaigi paskui rašo, pasninkai, bemiegės naktis, piratų pavojai, nu taip piratų, plėšikų pavojai. Tiek kartų buvo jisai ten mušamas, paliktas myriop ir galbūt ir užmuštas vienoje vietoje. Bet sako, aš viską galiu Kristuje, kuris stiprina mane. Ir va, kai šitą įdedi perspektyvą, o kažkas ateis ir tada pasakys, ne, mums priklauso tik turtai. Va čia yra melas, iš tikrųjų. Mums nepriklauso tik turtai. Jeigu pagal Jėzaus žodžius, tai jis mums iš viso nepažadėjo turto, jis mums pažadėjo, kad Dievas pasirūpins kiekvieną dieną. Tai vadinasi, kiekviena diena turės savo atsakymą ir prižadėjo persekiojimus. Jeigu imti Jėzaus žodį pažodžiui. Toliau, ką dabar tie išmato, toliau pasižiūrėkite 24 eilutė, tas pats skyrius, tai bus 24. Sako Jėzus, atsiras netikrų Kristų ir netikrų pranašų ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, kad suklaidintų, jei įmanoma, net išrinktuosius. Faktas, Jėzus pasakė, kad jie darys didelius ženklus ir stebuklus. Reiškiasi, daromi išvada, nereikia būti vynmedžio šakelė, kad daryti ženklus ir stebuklus. Vadinasi, tavo medis gali būti kitas ir tu gali daryti ženklus ir stebuklus. Oho, amen. Tai reiškia, ženklai ir stebuklai ar vaisius, pagal kurį reikia atpažinti? Ne. Įsidėti, netgi nebūtinai. Vadinasi, kai Jėzus sako, jūs pažinsite juos iš vaisių, šitame vaisius, ar gali būti ženklai ir stebuklai?
Jie gali būti šalia, kaip patvirtinimas, bet jie negali šitam apibrėžime būti. Jeigu prisimenat vietą Morkaus 16, visi žino, nes čia ta vieta, dėl kurios mes visi dedam rankas ant ligonių. Dėjimas rankų ant ligonių, žinot, kad tai ženklas yra jo? Nesako, jūs lydės šie ženklai. Nu ir tada išvardina ženklus. Ir šitie ženklai vėliau rašo, kad tada jie ėjo pakluso žodžiui mokiniai, nes Jėzus juos siuntė, eikit mokinti žmonės pasaulio. Pakluso žodžiui, o kai jie ėjo, viešpats liudijo pamokslavimo žodį ženklais. Tas žodis ženklas išvertus iš graikų kalbos, jis tiesiog ne to žodžio prasme reiškia identifikatorius. Tai kaip jūs, pavyzdžiui, identifikuojat telefoną, jeigu yra piršto antspaudas. Tai patvirtinimas, kad tai yra jūs. Kitaip sakant, jie sakosi esą Jėzaus mokiniai, va patvirtinantis ženklas, kai jie skelbė karalystės evangeliją. Tai dabar žiūrėkit, vadinasi, kiti ženklai ir stebuklai yra patvirtinimo ženklas, kad jie iš kitur yra. Nes paskui čia viena, aš tik dabar neprisimenu, kurioje vietoje čia buvo, kas čia sakė, žodžiu, bus čia viena eilutė, kur sako šėtonui veikiant, vyk ženklai ir stebuklai. Ai, Petras čia sakė. Kažkur jisai sakė, kad veikiant šėtonui, gal tesalonikiečiams. Nu, žodžiu, kad bus tie ženklai ir stebuklai, kur bus netikri kristai, pranašai ir mokytojai, jie bus vykdomi veikiant šėtonui. Tai jeigu šėtonas, jisai savo tarnus patvirtina ženklais ir stebuklais. Gerai. Tuoj mintėlė. Ženklai, stebuklai. Aha, jo, ženklai ir stebuklai nėra vaisius, bet pagal tai, ką Jėzus sako, čia mums perspėjimas. Nors ir nėra vaisiaus, bet jeigu mes žiūrėsim netidžiai ir nebudėsime, mes galim suklysti ir pasakyti, kadangi, žiūrėkit, išgydymai vyksta, faktas, Dievo tarnas. Jėzus sakė, kitaip reikia atpažinti, pagal vaisius, o ženklai ir stebuklai nėra vaisius. Petras savo laiške rašo ne apie pranašus, bet apie mokytojus, bet aš irgi sakyčiau, reikėtų suklusti ir čia. Jisai sako, buvo tautoje netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie paslapčia įves pražūtingas erezijas, išsigindami net juos atpirkusio viešpaties ir užsitrauks greitą žlugimą. Daugelis paseks jų pražūtingais keliais. Tai va tas žodis erezija mane irgi truputėlį mane nustebino, kad iš tikrųjų jis reiškia miesto paėmimas. Jo? Tai jeigu jūs jau girdėjote tą, kur aš ten buvau minėjus, kad Senajame testamente patarlėse yra tokia eilutė, kad nesusivaldęs žmogus yra tarsi miestas, kurios sienos sugriuvusios. O čia erezija yra miesto paėmimas. Tai žmogus, tas miestas, kurį per klaidžiamokslį ir paėma. Pražūtingais keliais, tai šitas žodis duoda mums suprasti, jeigu irgi originalo kalba skaitytum tą intenciją, pasakyti, kad šitie keliai turi, kad tie erezijos, jos turi gali tave pražudyti. Čia nėra tik tais šunkelis. Jis iš tikro pražudo gyvenimus. Tu pasiekęs ne tuo, ko reikia, tu iš tikro gali netekti gyvybės, jeigu ką. Arba išgelbėjimo netgi. Klausykit, čia išgelbėjimo praradimas yra ne ta tema, apie ką aš šiandien kalbėsiu. Aš tiesiog sakau, kad Biblija leidžia suprasti ir vienaip ir kitaip, jokiais būdais negalima apie tai kalbėti dabar. Kitas, dėl pranašų, jie bus visų giriami. Tai reiškia, tai vienas iš ženklų, kuris turėtų tokį įvesti erorą arba alert, kad jeigu visi pradeda girt, o atvažiuoja didysis, dabar visi įdėmiai čia jisai tuoj, visi lyskit po jo ranką, kad jums duotų žodį. Jeigu tai prasideda kalbos tokios, aš bent jau sunerimčiau, iškart nesakau, kad tu reikia atmest. Nes pažiūrėkit, Luko Evangelijoje sako Jėzus, vargas jums, kai visi žmonės jūs giria. Nes ir jų protėviai taip gyrė netikrus pranašus.
Jokūbo Jokūbo laiške, Jokūbas rašo taip, sako, imkite broliai kentėjimo ir ištvermės pavyzdžių pranašus. Tai va čia įdomu, žiūrėkit, Jokūbas sako, kad pagal tai, ką jisai rašo, kad pranašai nebuvo pagirų ir garbės vietoje. Pranašai buvo ten, kur jų nieks nekentė, jie tenai paskutiniai vietoje ir jų nenorėjo klausyti. Tai vat, imti pavyzdžių pranašus, kurie kalbėjo viešpaties vardu. Tada galbūt aš apie tą truputėlį iš Senojo testamento pasakysiu. Pasirodo, labai daug yra Senajame testamente. Daug apie netikrus pranašus iš tikrųjų. Čia buvo labai realus reiškinys. Jeigu atsimenate istoriją apie Ahabą, man atrodo, kai atėjo pas jį Jozapatas galbūt. Žodžiu, kai tie du karaliai suėjo į vieną vietą kovoti su bendru priešu, atsimenat, Judo ir Izraelio. Ir tas Ahabas sako, pasikvietė daug pranašų ir sako, kalbėkit man. Ir jie pranašauja, tu netgi pasidarė kažkokių ten priemonių, tu dabar laimėsi. Šalmas su ragais, tu laimėsi. Ir buvo, sako, yra čia vienas dar Michėjas, toks pranašas, bet aš jo nemėgstu, nes jis visą laiką apie mane pranašauja negražiai. Ir jisai tas pranašas iš tikrųjų, žodžiu, ten visai kita istorija, bet ką aš norėjau pasakyti, pranašai galėjo kalbėti tai, ką nori žmonės girdėti, tai jiems iškart sukuria garbę ir viskas. Bet žiūrėkit, kame pavojus, ką apie to kalba Dievas apie tokius pranašus, sako, melą kalbantis pranašai yra uodega. Jų vedami žmonės pražus. Tai ne tik pranašai, bet ir jų vedami žmonės. Jie visi kalba kvailystės. Aš cituoju iš skirtingų rašto Senajame testamente vietų, kad jau negaišint laiko, paskui galėsiu dokumentą atsiųsti, paskaitysit. Kunigas ir pranašas apsvaigę nuo girtuokliavimo nežino, ką daro. Jie gydo mano tautos žaizdas tik paviršutiniškai, sakydami tai ką. Pranašai ir kunigai be nuovokos vaikščioja po kraštą. Jų kelias yra slidus kelias tamsoje. Tarp Samarijos pranašų mačiau kvailystę, tarp Jeruzalės pranašų mačiau baisių dalykų. Ir dabar šitą eilutę aš pacituosiu. Čia yra Jeremijaus 23:14 ir jis sako taip. Tarp Jeruzalės pranašų mačiau baisių dalykų. Štai, kad Dievas laiko baisių dalykų. Svetimavimą ir melagystę, čia tikrai baisu, bet dar daugiau. Jie padrasina piktadarius, kad jie nenusigręžtų nuo savo nedorybių. Visi yra kaip Sodomos ir Gomoros gyventojai. Tai čia netiesioginiu būdu aš daryčiau tokią išvadą. Tikras pranašas, čia jau galėtų atpažinti kiekvienas asmeniškai, kuris su pranašu bendrauja. Jisai negali nepastebėti, jeigu jis tikras pranašas, iš tos pačios šventosios dvasios, negali nepasakyti tau, sustok šitoj vietoj, broli, apsisuk, eik į kitą pusę. Nebūtina to prie visų sakyti, bet turiuomenį jisai tau būtinai pasakys, kad tu turi sustoti šitojam keliui, čia bus blogai. Ir jeigu jis tau visą laiką kalba tik tai, ką tu nori girdėti, reikia labai suklust, tikrai labai suklust. Nes dažniausiai ir būna, kiek aš esu girdėjus, ten jau ten toks ir toks iš tokio ir tokio miesto, nes Kysnės Lietuva maža, tai pasimeldė už mane, man tokių gerų dalykų pasakė ir aš galvoju, o tai ką nors, kokį kryptingą pasakė, ar tik tau pažadėjo, kad tu būsi didelis tarnautojas ir visi dideli tarnautojai. Nes praktiškai taip yra, aš matau didelių dalykų tavo gyvenime. Tai okei, galbūt taip ir yra, bet pranašas turi truputėlį ir konkretizuoti. Čia ne pranašų mokykla, aš be to ir negaliu. Mums realiai mes būsime nepateisinami, jeigu mus sugebės suvedžiot kažkoks gražiakalbis, nes mes turim visus įrankius, visus. Jau negali nieks sakyti, kad neturim, kad pasitikrint. Teisingai? Mes visi, nes pažiūrėkite, kas buvo Tiatyrų bažnyčių, visi tą žinot, ir anąkart sakiau, jie nebuvo pateisinti. Vargšai jūs Jezabelė suvedžioti. Jie kartu su ją, tie, kurie ją pasiekė, kartu su ją ir pražuvo. Apgautieji neturės pasiteisinimo, kiekvieno krikščionio atsakomybė yra atskirti. Taip pat susidėti su netikrais pranašais yra dvasinė paleistuvystė. Nes jeigu tu, ta prasme, čia jau žiūrint grinai iš tos kitos pusės, ateini, pavyzdžiui,
Mes pažįstam porą tokių žmonių, kurie tikrai susidėjo su netikrais pranašais. Ir tu tą matai akivaizdžiai, taip ir yra. Ir tie žmonės, tą kitą pranašą, jie aukština, reklamuoja visur. Tai tas žmogus, vargšas krikščionis, jisai užsiema dvasinę paleistuvystę. Jisai realiai remia tą, kuris melą skelbia. Tai pagal tai, kaip buvo, pavyzdžiui, Tiatyrų bažnyčioje, tai jam gresia pavojus tam žmogui. Prieš ką nors promautindamas arba remdamas, tu turi įsitikinti, gauti tikrai patvirtinimą iš Dievo, kad taip ir yra. Nes laikas nėra, dar mums ten šimtmečių neliko. Gerai, gal liko, gal neliko, mes ne apie tai kalbam, bet esmė yra, kad vis tiek mums asmeniškai kiekvienam sako, laikas yra trumpas. Ir mes negalim sau leisti klaidžioti, mes turim siaurų kelių eiti. Tai, sorry. Jo. Gerai, čia dar ne viskas, aš tik savo peržiūriu užrašus, kad per daug nevargint. Gerai, tai ką mes turėtumėm daryti su tais pranašais? 1 Korintiečiam laiškas rašo tai, pranašai kalba 2 ar 3, o kiti tie apsvarsto. Tai pirmiausia, apsvarstyti. Kad kalba pranašai ir taip dažniausiai vienas ant podiumo pastatytas ir jis ten viso šviesos jį. Ir taip aišku, bet tegul kiti apsvarsto. 1 Jono sako laiške, mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų. Dabar va, ką aš noriu čia pasakyti. Kai mes išeinam iš religinės aplinkos, kur visur yra tik kontrolė, baimė, įtarinėjimai, yra toks natūralus, visiškai kai tarsi atsiriša maišas, jo natūraliai tu patenki į aplinką, kur įtarti arba ištirti jau tampa nebe meilė. Pasakykit, kad aš taip sakau. Ar suprantat, ką turiu omeny? Kad tave gali palaikyti, kad oi, tu nemylintis kažkoks kietas širdis, tu negali toks būti. Mes turim visus mylėti ir priimti. Ne. Pagal Bibliją mes neturim visų mylėti ir priimti. Ypač tie, kurie yra, tarkim, atsakingi už kaimenę. Tai kaip prieš Dievą, ką Dievas pasakys? Sakys, informavo Jėzus, bus netikrų pranašų, o tu į kaimenę leidai netikrą pranašą. Tai čia bus dvigubai baisu. Tai kita, ir mes nebūsime nemylintis, jeigu mes nuspręsim ištirti žmogų. Nebūsim. Ir gal netgi, daug Dieve, gal tas žmogus, kur mes ištirsim, pamatysim, kad jis rimtai kapstosi. Aleliuja, tai va, dar net padrasinsim to žmogus, sakysim, viską, ką pasakėjau, jau paskaičiau geras, jo, radau fainas sąsajos. Arba galbūt pamatysi, kad jisai klysta ir parašyta, Jokūbo pačiam paskutinės eilutės, palaimintas tas žmogus, kuris brolį iš klystkelio sugrąžino. Visą ištirkite ir to, kas gera, laikykitės, sako Paulius. Viską ištirt. Ne tik tai, kas, viską. Ne tik tai, kas, bet viską. Ir kita vertus, čia dabar Eglė sakys, netikras pranašas, nesakys jums, patikrinkit mano žodžius. Darykite išvadą. Jokauju. Ne jokauju šiaip. Tada, ką dar sako daryti, tai jau pakartosim. Jėzus sakė saugotis jų, tai būti budriems ir pažinti iš vaisių. Ir būkite rūpestingi ir atidus. Čia jau apaštalų darbuose vėl, kur Paulius sakė. Aš ten tik vieną eilutę pasakiau, o prieš tai eilutė buvo, sako, būkite rūpestingi savo ir visai kaimeniai. Tai vat, kad jūs, paskui, kai man pasitraukus, ateis daug vilkų. Ir dabar čia intarpas toks bus visai iš kitos temos, bet jisai pasirodo labai tinka ir užbaigsiu konkrečiai žodžiu Kaunui. Paulius, aš per tą 4K formato tą konferenciją šiek tiek dalinausi, bet man atrodo, tai ypatingai svarbu mūsų šitom dienom šitie 2 laiškai, Timotiejaus laiškai. Jeigu jūs perskaitytumėt Pauliaus laiškus Timotiejui, taip atsisės nuo 1 iki paskutinio puslapio, normaliai, ne po eilutę kasdieną, o normaliai, kaip tikrą laišką.
Jūs pajustumėte, kokį atrodo jisai tiesiog su tokiu lietuviškai žodis, nežinau, angliškai urgency. Jis taip, primiktinai, su tokiu susijaudinimu beveik sako, Timotiejau, tu turi išlaikyti, ką aš tau patikėjau. Jisai tą ne vieną kartą sako. Jo žodynas tenai yra toks įdomus. Jisai sako, pavyzdžiui, įsakyk kai kuriems, kad jie nemokytų kitaip. Įsakyk, kad nekreiptų dėmesio į pasakas ir begalinės giminystės eilės, kad yra nuklydusių nuo meilės ir tikėjimo paskendusių tuščiuose plepaluose. Jie nesupranta nei ką kalba, nei ką tvirtina. Sako, bedieviškų ir bobiškų pasakų venk, vadinasi, tokios buvo. Ugdykis dievotumą, žiūrėk savęs ir mokymo ir taip išgelbėsi save ir klausytojus. Aš tada sakiau, šitas žodis išgelbėsiu yra sozo, tai yra ir išgelbės, ir išgydys viskas vienu metu, bet aš galvoju, ir čia netgi į tai reikia atkreipdėmėsi. Nes šitie laiškai panašiai turėjo būti, kai jisai rašė, kad tarp jūsų pasklis netikrų vilkų, vadinasi, jis jau, tiksliau tų baisių vilkų, jis jau žino, kad jis išeidinėja, kaip ir Timotiejaus laiškuose, tai jisai, aš manau, kad jis ir apie tai turi omeny, kad tu turi išlaikyti tą mokymą, nes tenai tu būsi saugus. Saugok, kas tau patikėta. Venk tuščio žodžiavimo ir pažinimo prieštaravimo. Ką iš manęs gavai, patikėk ištikimiems žmonėms. Tiksliai perteikti tiesos žodį, čia aš noriu irgi staptelt. Yra tiesos žodis ir jeigu kas jį moko, kiek įmanoma tiksliau, aš sakyčiau, netgi gal nereikia per daug ten interpretacijų, tiesiog perteiki tiksliai ir žmogus yra pamaitinamas grynų pieno arba mėsa, neatskiestų, netroškiniu kažkokiu tai. Tarp kitko, dabar paskui pavasiu. Venk bedieviškų tuščių tauškalų, kurie giliau ves į bedėvystę. Venk vailų nemokšiškų ginčių. Pasilik prie to, ko išmokai ir įtikėjai. Veik laiku ir nelaiku. Ir toliau, mes žinom tą eilutę. Ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet pasidavę kam savo įgeidžiams. Pasikvies savo mokytojus, kad tie dūzgentų ausise. Jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakoms. Nugrinai, kaip perspėjo Petras savo laiške, kad jie su erezijom paklaidins, iš kelio teisingo išves. Dvasia aiškiai sako, kad paskutiniais laikais kai kurie atsitrauks nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančiams dvasioms ir demonų mokymams, veidmainingiems melo skelbėjams, turintiems sudegintą sąžinę, draudžiantiems tuoktis, liepiantiems susilaikyti nuo maisto, kurį sukūrė Dievas, kad jį su padėka priimtų tikintieji ir pažinusieji tiesą. Kai Jėzus pasakė, įeikite pro kokius vartus? Siaurus, ankštus. Ir sakė, yra tik vienas kelias, kuris veda į gyvenimą. Koks? Siauras. O platus vartai ir platus kelias kur veda? Į pražūtį. Tai va tų netikrų pranašų ir netikrų mokytojų tikslas yra jūs iš siauro kelio pastatyti platų.